Sveiki draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didelį glėbį iš naujos dienos. Sveiki, pagarba, meilė. Vakar oras buvo labai blogas, šiandien oras nuostabus. Kaip rojuje. Mūsų energija, nuotaika puikios. Ūkyje dirbau darbus, ryte skaibabą išvedžiau, 1,5 valandos vedžiojau po lauką, ožkas paleidau. Ką tik vėl juos uždarėme, nes draugai patyrėme labai didelę nelaimę. Galbūt nepatikėsite tuo, ką papasakosiu, bet net nespėjau nufilmuoti. Tuo metu apie filmavimą net nepagalvojau. Patyrėme didelę nelaimę. Faisalas ir ožkos, tuoj papasakos. Dabar žiūrėjau į balandžius. Parodysiu jums jų jauniklius, jų dabartinę būklę. Norėjau, kad pamatytumėte jų perėjimo laikotarpį ir panašiai. Žinote, paskutinį kartą sakiau, kad čia pas mus broli ne tik pelės, čia įsisuko ir kiaunė. Ta kiaunė mums tapo tikra bėda. Jei pagausiu tą kiaunę, atiduosiu ją šunims kaip vaišes. Pažadu, ji mane išvedė iš kantrybės. Nei balandžių jauniklių, nei kiaušinių nepaliko. Žodžiu, ji visiškai apsigyveno pas mus draugai. Nežinau, iš kur ta kiaunė randa tiek drąsos, bet jei ją pagausiu, jai tikrai nebus gerai. Vakar taip pat atvežiau 2 naujus šunius, kaip žinote, sakiau, kad socializuosiu rotą. Šiandien netrukus juos paleisiu. Įdomu, ką jie darys. Prašau jūsų, tik prieš tai nenuvilkite manęs. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Jūsų komentarai ir paspaudimai patinka, man labai svarbus. Nenuvilkite manęs. Žiūrėk, balandžiai dabar irgi įsikūrė mūsų ožkų tvartelėje. Dabar visi kartu ten susirenka ir jaučiasi patogiai. Ar pakelti jūs, ar skrisite mano paukšteliai? Nataša, dėdė ir kiti uždaryti. Štai, pažiūrėk į mano gečę. Ula gečia, ką tu darai, mano mergaitė? Durys atidarytos, bet vis tiek neini vidun. Mano protinga mergaitė. Durys atidarytos, bet vis tiek neini vidun. Tas duris dar kartą gerai užtvirtinkime, gerai, mano gečia? Tu neik, mano meilė, tu. Tu gali užpulti vištas. Tada toj paleisiu savo balandžius, tegu jie paskraido. Brolau, pažiūrėk, ką tas gaidys padarė. Mūsų mėsinę vištą tiesiog nupešė, draugai. Su šitais gaidžiais mums bėda. Mūsų gaidžiai kaip šunys, tikrai. Brolau, ne tik mūsų mėsiniai vištai, jie visoms kitoms vištoms taip pat beveik visas plunksnas nupešė. Tai jie tapo tikrais pabaisom, žinok. Pamuk, ką darai, Pamuk? Ar Pamuk jaučiasi gerai? Atsisėsiu šalia Pamuko, kad galėčiau šiek tiek pasikalbėti su savo mergaitė. Ką veikia mano Pamuk? Palauk, neik, palauk. Palauk, mergaitė. Atsisėdau šiek tiek pasikalbėti. Kągi tu veiki? Brolau, žinai, kas nutiko? Buvau juos paleidęs. Faisalas puola ožkas, bando kasti. Taip žinote, jis buvo užlipęs ant vienos ožkos ir bandė ją sutraiškyti. O kodėl jis taip daro? Faisalas bando su jomis poruotis. Jis visiškai išprotėjo, pakvaišo. Vos spėjome išgelbėti ožkas, muo Feizalo. Vijausi Feizalą. O Nataša ir dėdė dabar čia irgi nėra. Faisalas paskelbė save sodo lyderiu. Niekas jam netrukdo, todėl pradėjo engti ožkas kaip tik nori. Nuo šiol, kai leičiau ožkas į sodą, stovėsiu šalia, kad Faisalas joms nepadarytų žalos. Jis tikrai bando su jomis poruotis. Draugai, jis visiškai išprotėjo. Mūsų Faisalas, didžiulis asilas, visiškai pamišo dėl ožkų. Ar ne taip, mano Pamuk? Bet žiūrėk, Bonzu, pavyzdžiui, šiandien neatėjo pasivaikščioti. Juk sakiau jums, kad jie nusilpė. Karamel nusilpusi, bet dabar Karamel jau gerai. Šiandien ir Boncuk nusilpęs. Vakar buvo gerai, užvakar vėl buvo nusilpęs. Greičiausiai aš juos paleidžiu, einu į namus, o Faisalas vaikšto paskui juos. Ar Faisalas kažką jiems daro, gal sužeidžia gyvūnus? Šiandien Boncuk visai neturi jėgų. Bončiuk, kas atsitiko, sūnau, kas tau yra? Vakar buvo gerai, o užvakar vėl tas pats. Buvo silpnas. Didelė tikimybė, Faisalas, matai juos? Atrodo, kad kažkur jam skauda. Faisalas mušo juos, ar ką daro, kol niekas nemato. Šiandien pats mačiau gyvai, todėl Faisalo dar nepaleidžiu. Pažiūrėk, Boncuk visai be jėgų. Matai, atrodo, kad jam skauda. Jis kandžioja ožkas, broli. Beprotys, visai išprotėjęs. Velnias ožkas patikime Faisalui, o Faisalas bando pakenkti ožkoms. Ar mano Bončiuko šiandien nėra nuotaikos? Ar Faisalas pakenkė mano sūnui? Mes atkeršysime tam Faisalui. Vadinasi, Faisalas to nusipelnė. Pykau, kad Nataša, dėdė ir Rasija jį persekioja. Bet ta trijulė kažką žino. Jie jo be reikalo nepersekioja. Faisalas to nusipelnė. Eikime, prie mano balandžių nueikime. Sveiki, jaunime. Bismillahirrahmanirrahim. Žąsys irgi iškart pradėjo pulti. Abi mūsų žąsys, abi dvi peri. Kodėl jūs abi kartu perite? Ką? Broli, abi dvi lindo į vieną padangą, matai? Dar čia neįsirito ne vienas mano kiaušinis. Dabar po jomis padėjau ir vištų kiaušinių. Galvojau, gal įsiris viščiukas. Pažiūrėk, tas beprotis toj sudaužys kamerą.
Dukra, jiems dar vieną žąsį nupirksime, ar ne? Turime nupirkti dar vieną. Nes dabar, jei turėčiau žąsiną... Oi, ar pagavo? Oi, būk atsargus. Tikrai. Gerai, ne? Jokių problemų nėra, tiesa? O, pamėlynavo, labai blogai. Brolau, žąsys yra labai pavojingos. Labai. Nesertink prie jų taip arti. Ei, žąsį, neerzinkit manęs. Palauk, prikišiu savo batus, žiūrėk, jau kanda mano batą. Žiūrėk. Gerai, nieko nesakau, ramiai. Palauk, tegul netuk daug gyvūnų ramybei. Jie yra psichopatai. Parodyk tuos mūsų balandžių jauniklius. Dėl žąsų ne čia negalime ramiai įeiti. Bičiuli, kelintas čia balandžio jauniklis. Nuolat. Šermonė, pelė ar keunė, kas ten dabūtų. Ateina, paima juos, nusineša, nužudo. Ačiū Dievui, šitie bent jau dabar gyvi. Turime 2 mažylius. Oi. Kiti balandžiai taip pat atsikėlė. Ei, kiti taip pat visi sudėjo kiaušinius. Šiuo metu čia turime 2 jauniklius, draugai. Ką tik balandžiai čia tupėjo, bet pakilo. Dabar visi šie lizdai pilni kiaušinių. Bet jų taip pat laukiame, tikiuosi, greitų metų jie įsiris. Tik ar šis balandinas šiek tiek pasislinko? Taip, visur čia pilna kiaušinių. Žiūrėk, šuns šepetys taip pat čia liko, matai? Čia yra 3 kiaušiniai. 2 čia yra. 2, 5, 7. 7, vienas čia yra 8. Čia yra viena žąsies kiaušinis. 9. Dabar kita višta sėdėjo. O šios atsistojo, palauk. Surinksiu visus šiuos kiaušinius ir nunešiu juos pasanuos. Ši irgi guli, bet nieko neišsirita. Tikrai nieko neišsirita. Nežinau, ką darysime su šia vieta dėl tos kiaunės, draugai. Mano balandžių sumažėjo. Anksčiau, kai jie būdavo šiame balandyne, turėdavau daug jauniklių, jokių problemų nekildavo. O dėl to narvo jūs skųsdavotės. Visada turėdavome jauniklių. Tada tokių problemų neturėdavome. O dabargi neliko nė vieno jauniklio. Tikrai, ar tai kiaunė, ar žebenkštis, kas ten dabūtų, paima ir nusineša. Jei taip tęsis, teks kažką daryti. Mazlumą paliksime čia. Paliksim mazlumą babą, ožkos aš einu. Balandžiai taip gražiai atrodo. Mašalo jums. Leiskit juos pakelti, palauk. Palauk, leiskit man juos paleis, palauk. Tegul visi bent paukštį pamato. Aha, Nataša atėjo. Kaip jie čia atėjo po velnių? Nataša, kaip tu atėjai, Nataša? Aha, mano garsioji krosnis. Eime. Mašallah. Anatolijos tikrieji vaikai, Anatolijos. Šalyje tokių paukščių nėra. Nufilmuok, tegul šalis pamato paukštį. Oi, pažiūrėk, kaip jis įsklendžia, dieve mano. Oi. Mano liūtai, matai, broli, tokį paukštį? Pažiūrėk, kaip jie sklendžia. Ei, Rokis, elkis protingai. Mašallah jums. Alačias. Oi, kas čia po mano kojomis? Mergaitė, pasitrauk iš po mano kojų. Aš jų dabar nenuleisiu. Mašallah. Mūsų balandžių visai nemažai, jų vėlgi daug. Jų buvo dar daugiau, turėjau 2 tiek balandžių. Turėjau 2 daugiau balandžių, visi išskrido, matai? Taip dingo danguje, lyg būtų į kosmosą pakilę. Mano akis jau nebeižiūri, nebematau jų. Mašallah. Nesakau todėl, kad tai mano paukštis. Mano paukščiai tikrai nuostabus, brolau. Tikras kokybės pavyzdys. Turkijoje, vieninteliai Turkijoje, o pasaulyje jų labai mažai. Dabar eikime. Tegu jie nusileidžia žemyn. Užtenka jiems tiek vaikščioti. Nataša pabėgo, dabar tas niekšas bandys pagauti paukščius. Jaunimas, į lauką. Stebėti juos man taip pat teikia malonumą. Gerai, nešaukite. Mašallah, gerai praskrydo, mašallah. Nesileidžia, matai. Jei kas nors iš toli juos pamatytų, pagalvotų, kad tai ereliai ar vanagai. Mašallah, ateik, sūnau. Dėl jūsų ir gyvybę atiduočiau. Velnes, vienas būrys dingo danguje, ne? Tik vanagas ar kas nors panašaus neteitų. Gerai, jaunimas. Mašallah. Kiek liko ore? 2, 4, 5. Dabar pažiūrėk į akrobatą, nufilmuok akrobatą ant balandžių namelio. Suki, sūnau, dieve, koks tu šaunuolis. 2, sūnau, duok 3, tegu ateina 3, duok. Varyk, liūtė, pirmin. Oi! 3, 4, 5. O dieve, jei dabar jį paskatinčiau, jis iškart duotų dar 10 iš eilės.
Pagalvojau, geriau jo per daug nevarginti, mano liūtai. Jie yra mano ramybės šaltinis. Šitie, nufilmuok, čia parodyk mūsų užrašą. Parašyta Taifūno babos ūkis, ne? Ar aš tą užrašą šiaip sau ten parašiau? Taifūno babos ūkis. Oho. Man labai patinka mūsų ūkis. Eiks. Dabar išeikime į lauką, mūsų balandžiai nusileido, draugai. Balandžių irgi senai neskraidinau, gerai, kad paleidau. Mano balandžiai visada laisvi, broli. Aš niekada nepažeidžiu gyvūnų prigimties, jų neuždarau. Paukščiai yra laisvi gyvūnai. Jie turi nuolat judėti, skraidyti. Ar supratote? Vadinasi, paukštis nėra kaip šuo, todėl aš jų niekada neuždarau. Dabar, draugai, pirmiausia, išvesiu patelę rotveilerę. Gece nesusimušite su ją, tiesa. Pirmiausia, ją paleisime, pavedžiosime su pavadėliu. Tikiuosi, ji nesusimuš su nieko, broli. Šiek tiek bi... Karlosas, baba, oliai. Ateik, padėsiu tau išeiti, ateik. Ateik. Ei, ateik čia, kur mano draugas? Kur mano draugas? Kaip jis užsiveda? Kur mano draugas? Draugė, palauk. Ateik, draugė, ateik. Oi, Rokiai. Pažiūrėk į Rokį. Rokiai, gausi į kailį nuo Karlo. Beprotis. Rokiai, tu drąsus. Stok. Oi. Stok, Rokiai, nelysk jam visai prie pat. Pabaisa Karlosas. Ei, Rokiai. Ei. Sustok, sūnau, sustok. Žiūrėk, šitas nėra panašus į kitus. Ir žylas Karlosas vėl pasirodė. Sustok. Stokite, vyrai. Nelisk jam į užpakalį, Roki, sustok. Palauk. Sustok. Karlosai, aš tave paleidau, bet sūnau, atrodo padariau klaidą. Palauk truputį. Stok, Roki. Karlos baba turi milžinišką jėgą. Jį vedžioti iš tikrųjų labai sunku. Ateik. Gerai, ateik. Nesipeškite, sūnau. Visi šunys tikrai labai užsivedė. Roki, ką, drąsos prisikaupiai? Ką, drąsos prisikaupiai, sūnau? Ar tikrai manai, kad gali sumušti Karlosą? Beprotis. Rokis drąsus, Karlosas tave suvalgys pusryčiam, sūnau. Ateik, sėsk, prašau, sėsk, ateik. Gerai. Supratom, tu stiprus, bet mes irgi stiprus. Palauk, sūnau, lėtai, palauk. Ateik, Karlosai, stovėk, ramiai, palauk. Rokis. Galiausiai gausi į kailį, žiūrėk. Karlosas žais su Roku kaip su kamuoliu. Ateik, gražuoli, mano sūnau, ateik, palauk, pažiūrėsiu į tave, nusiramink, nusimesk tą jaudulį, va. Šaunuolis tu. Tavo charizmai galima tik pavydėti, mano liūtė. Karlosas. Rokis išvedė Karlosą iš proto. Oi. Stok, Tony, stok. Stop. Negaliu ramiai elgtis su Karlosu dėl Rokio. Bijau, kad bet kurią akimirką jis puls. Gerai, Apolai, Marazai, nusiraminkite. Brolau, aš vieną iš jų išvedu. Dabar jūs garsą silpnai girdite, nes prijungtas mikrofonas. Man jau galva plysto. Palauk, geriausia būtų susigrąžinti Karlosas. Ir jo narvą. Kas nutiko kūdikiai? Pagalvojau, kad galėčiau išleisti Karlosą, bet dabar gailiuosi. Stok, Rokiai. Dede baigėsi, o dabar šitas prasidėjo. Mašallah, mano sūnui. Anatolijos tikrasis sūnus Karlosas. Palauk. Velnes, iškart pavargau. Čia jau kažkas nerealaus. Labai stipriai traukia, labai stiprus, broli. Dabar to irgi negaliu išleisti. Taisonas su Aresu baba yra laukia. Todėl, palauk, paimkime jį. Palauk. Ramus. Karvai, eik pirmin, sūnau. Eik ten. Gerai, ramiai. Ramiai, nešaukite. Ramiai. Hektoras, baba, dabar tavęs neišleisiu. Paleiskime to Esko. Esko, ateik, vokietuk, ateik. Ateik. Šaunuolis mano Esko. Matai, kaip jis užsivedė. Eskobaras, kaip raketa. Gerai, jaunimas, nusiraminkit. Pažiūrėkim, kiek jūs čia rėkėt.
Palauk, dukra, palauk, gal paleisi pavadį? Dukra, palauk truputį. Dabar, broli, eikime prie to dalyko. Pasiimti patelės Rottweilerą. Jo išvesime lauk. Rokis šiandien drąsus kaip niekad. Jis kaip pamišęs kimba ir prie Karloso, ir prie Escobaro. Roki, būk protingas. Ar tu ant jūsų pikai pažiūrėkime? Mūsų ūkyje šie pudeliai atrodo šiek tiek keistai. Nieko tokio, aš juos myliu. Dabar išvesime Rottweilerį, tikiuosi jie nesusimuš. Aš labai jo mus jau, draugai. Todėl pirmiausia pavedžiosime jį su pavadėliu. Įvertinsime jo reakcijas. Pagal tai ir paleisime. Aš jau uždariau Marlą. Viena nerami patelė Gėdzė yra laukia. Gėdžia tikriausiai irgi nekels problemų. Beje, praėjusiame vaizdo įraše nepavyko pasidalinti tais, kurie paliko daugiausiai komentarų. Atsiprašau, įvyko montavimo klaida. Dabar dalinuosi tais, kurie paliko daugiausiai komentarų. Šiuo metu juos matote ekrane. Labai dėkui visiems, kurie paliko komentarą. Ačiū jums, būkite sveiki, tegu jums sekasi. Kitame vaizdo įraše vėl parodysiu 3 žmonės, kurie paliko daugiausiai komentarų. Palikite kuo daugiau komentarų žemiau. Rašykite raides, emoji, nemoji, draugai. Labai dėkoju visiems, kurie palaiko. Dabar paruošiu šią merginą ir grįšiu. Taip. Dabar mūsų mergina jau išėjo, broli. Mes turėsime sustiprinti jos pavadį. Palauk minutėlę. Didžiausias pavojus dabar yra Gėdzė. Tikiuosi, Gėdzė nebus jai griežta. Palauk, pažiūrėkime. Tikiuosi, abi viskas vyks be ginčų ir triukšmo. Ne, senelį. Senelį, būk protingas. Nenoriu jokių ginčų ar triukšmo. Turime pripratinti šią kalytę prie lauke esančios gaujos. Tikiuosi, ji prisitaikys. Ir dar Tonis yra problema. Tonis taip pat kartais netikėtai puola kalytas. Pažiūrėsim, kaip bus. Mergyte, ateik. Svarbu, kad Gėdzė nieko nesakytų, broli. Ir kad Tonis dar labiau neįaudrintų situacijos, pažiūrėsim, kaip bus. Tonis tegu ją apuosto. Nes su Toniu niekada nežinai, ko tikėtis. Jis gali staiga išdykauti ir užpulti. Tada sukelia kitų reakciją. Ir viskas, prasideda chaosas. Todėl turime būti labai atsargus. Naują atvykusį augintinį socializuodami turime kiek įmanoma vengti visų muštynių, triukšmo, kibirkščių. Nes jis yra svetimas, todėl visi iš karto gali jį užpulti. Palauk minutėlę. Jis puola Escobarą. Ei! Kodėl jis puolė Escobarą? Palauk, jis puola ir dėdė, ne. Ne. Aš sakiau ne. Palauk. Palauk, ne. Ne. Esko, ne. Sustok. 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 Negėdžia, sustok. Dėdė ir Escobaras susipešė. Palauk, jie išsiskirs, man reikia skubiai tai išjungti. Ne, Gėdzė. Ne. Ateik čia. Tai buvo labai didelė problema, labai didelė. Ačiū Dievui, kad dėdė atsisuko į Escobarą. Jei jis nebūtų atsisukęs, pamatytum, kas būtų buvę, koks filmas būtų prasidėjęs. Pamatytum, kokių problemų būtume patyrę po to. Kodėl taip atsitiko? Su patelė niekada nežinai, ko iš jos tikėtis. Matai. Staiga užsipuolė Escobarą. Dabar paimsime Esko. Leiskite, uždarysiu Esko. Gerai? Leiskite dar kartą įvesiu patelę į gimdyklą. Palauk, jūs visada pyko ant dėdė, bet gerai, kad šį kartą dėdė buvo čia. Jei dėdė nebūtų čia buvęs, šį kartą būtų kilęs didelis chaosas. Broli, ši patelė tikrai problemiška. Iš pradžių sakiau, kad ji protinga ir rami. Ką ji čia gerai apsiprato, po truputį pradėjo rodytis jos tikrasis veidas. Turime būti labai atsargus. Labai. Palauk, Rokiai. Rokiai šiek tiek bijau. Rokiai, nelįsk taip arti, sūnau. Rokiai labai smalsus. Dabar ateik, eikime po truputį. Po to netrukus jį paleisiu. Geriau, kad jis pats susipažintų, nei kad aš jį vedžiočiau. Nes kai aš jį vedžioju, jis šiek tiek pasitikė savimi dėl manęs. Šį kartą jis užsiveda. Kad ji neužsivestų, ateik čia mano mergaitė. Šiek tiek pavedžiokime ją su tais, kurie yra lauke. Po to paleišiu jau. Bičiuliai, ji labai griežto charakterio. Nu, dauguma Rottweilerių tokie draugai. Dominuojantys šunys. Jie kieti. Pas mus yra tiek daug pašėlusių šunų, mes visada jais rūpiname savo sode. 90% čia esančių šunų visada tokie. Palauk, pažiūrėkime. Dabar truputį atsisėsiu. Ateik, mergaitė. Ateik, mergaitė. Beje, paskutinį kartą jūsų klausiau vardų pasiūlymų mūsų mergaitei, kaip žinote.
Visi pasiūlė vardus panašius į Marlą. Dar galutinai neapsisprendžiau. Laukiu jūsų pasiūlymų dėl tokio pat kilnaus, gražaus vardo, draugai. Dabar pas mus tikrai daug šunų. Žinau, kad jau nebeliko vardų. Iš tikrųjų, vakar buvau sugalvojęs vieną vardą, bet dabar niekaip neprisimenu. Vėl rašykite komentarus, galbūt bus kas nors, kas man patiks. Gražus, kilnus vardas. Dabar, brolau, paleisiu. Rizikuosime. Patikrinau, ar ateis kiti šunys. Tebūnie mūsų žygis palaimintas. Mergaitė, dabar jau esi laisva. Vieta tavo. Tau patarimas. Nesivelk su Čitiru, nesivelk su Izabelė ir su Marla. Gerai? Mano protingoji. Ji net nesupranta, kad paleidau ją. Draugai, ji lygiai tokia pati kaip Marlos jaunystėje. Vakar Instagram paskyroje pasidalinau Marlos jaunystės nuotrauką. Mano Instagram adresas tai fandemirci.tv. Sekite mane ten. Tas pats. Jos būdas irgi kaip Marlos, pavyzdžiui. Dabar Marla protinga. Bet kai buvo tokio amžiaus jauna, Marla puldavo visus, draugai, visus. Ji nieko nedarydavo, neskirdavo nei patinų, nei patelių. Ji buvo labai drąsi. Jaunystėje Marla iškart puldavo. Vėliau aš ją šiek tiek išauklėjau. Tapo protingai rami. Pripratinau. Ir vėliau ji nurimo. Pradėjo klausyti. Bet jaunystėje Marla visai tokia nebuvo. Tyson baba, ar tave irgi paleisti? Palauk, mano Tysonė. Paleiskim ir mano Tysoną. Bėk, Tyson baba. Kur dingo ta mergytė? Į galą, taip. Ateik, mano mergaitė. Mergaitė? Ateik, mergaitė. Iš tikrųjų Marla, gal ši būtų Maja? Marla, Maja. Bet ar Maja irgi per daug kažkokia? Jei būtų kilmingesnis, griežtesnis vardas. Marla, Maja. Ne, Maja netinka. Turime rasti griežtesnį vardą. Mergaitė, juk ką tik ją paleidome. Tegu viską pavosto, apsipranta su aplinka. Tegu susipažįsta su vietove. Pažiūrėkime. Tegul tik nesipyksta su nieko, daugiau nieko neprašau. Dabar iš karto uždariau rokį. Ateik, mergaitė, ateik. Mergaitė, ateik. Ateik. Įdomu, ar jį žais su frisbiu? Palauk, pažiūrėsiu, ateik. Metu. 1, 2, 3, bėk. O, senelis iššoko, Nataša iššoko. Senelė, atnešk man tą dangtelę. Senelė kaip žmogus suras tarp žolių. Sūnau, nupjaukime tos žolynus visi kartu, padėkitegi. Ką? Dabar broli kalė, dabar labai gerai pritampa. Ačiū Dievui, nematome jokių barnių ar triukšmo. Ji prie nieko nesikabina. Dabar, pavyzdžiui, Asija ir Nataša pradėjo ginčytis. Įdomu, ar ji nuo to neužsives ir staiga nepuls. Turime gerai perprasti to gyvūno charakterį. Tiek jo požiūrį į šunis, tiek ir į mane. Štai, Rokis vėl pabėgo. Klausyk, sūnau, tu tikra bėda tapai, Roki. Palauk. Roki, ateik. Palauk. Dabar jie susitinka su Aresu. Palauk, pažiūrėsiu. Aha, patelė šiek tiek pasišiaušė. Visiškai kaip Marla, prisiekiu. Visiškai tokia pati kaip Marlas mažylė. Mano mergaitė, tikiuosi, kad būsi tokio paties charakterio kaip Marla. Gerai? Ateik. Tikiuosi, tavo būdas ir elgesys bus kaip Marlos. Šiame sode mano charakteringiausias šuo, tikras šuo iš didžiosios raidės, yra Marla. Esu labai patenkintas Marla. Tegul Dievas duoda mūsų mergaitai sveikatos ir ilgo gyvenimo. Tik nesikabink prie Azijos. Tikrai. Palauk minutėlę. Nataša, nesikiš. Oi. Ateik mano mergaitė. Šaunuolė, ateik. Gerai, ateik mano mažylė. Mašala, puiku. Truputį bijau, broli, mes nepažįstame šuns. Ką tik jį įsigijome. Įsigijome suaugusį šunį, jo charakteris jau susiformavęs. Kiek jam metų nežinome, bet pripratinsim jį. Tikimės, kad čia jis atsigaus, svarbu tik nebūtų kaip Aleksas. Tikiuosi, kad bus kaip Marla. O, maldos laikas skamba azanas šventas Allah. Tikiuosi, kad jo būdas ir charakteris bus kaip Marlos. Išvaizda irgi tokia pati. Ateik. Ateik, gražuolė. Įdomu, ar jį kabina. Yra pakaba. Nu padaryk pakabą kaip Marla. Ką sakai, mergaitė? Palauk, dabar irgi nenoriu dar labiau kursyti. Jei dabar dar pakurstysiu, viskas įsiplieks. Maža kas gali nutikti. Ei, Roki, nelysk ją į nasrus. Dabar, broli, nukreipkime dėmesį nuo jos. Paimkime kitą mūsų mergaitę, tą pudelę. Jos gipsą irgi nuėmina. Dabar ir ją išleisime į kiemą. Kaip žinote, vakar padariau testus dėl šunų maro. Jokių ligų nėra. Abi visiškai sveikos. Ačiū Dievui. Oi, ne, mergytė. Asija. Neik, brangioji. Prieik arčiau. Abiejų sveikatos būklė gera. Todėl ir paleidžiame.
Kojoje pradėjo rasti skirmėlių, pradėjo formuoti žaizdą, ačiū Dievui nuėmėme gipsą. Gijimas vis tiek užtruks šiek tiek laiko, draugai. Bet aš šią patelę. Dabar jį vaikšto, bet aš šiek tiek bijau jų, broli. Jokių būdų neturi būti jokio konflikto. Jei tik kartą kiltų konfliktas, žinai? Ar man įstumti senelį į baseiną? Gečia, tu įkrenti į baseiną? Rokis įstumė tave į baseiną, Gecia. Ar man vėl uždaryti tą kalytę, ar palikti ją, aš atnešu pudlį. Aha. Mano mergytės dabartinė būklė. Mano mergytė. Ką darai, mano mažylė? Palauk, truputį nuo šitos kalės. Ne, pažiūrėk, palaukite. Kai paimu ant rankų, šunims atrodo grėsmė, kai paimu ant rankų. Mergytė, dabar tave paleisiu, gerai? Palauk minutėlę, mano mažylė. Mano mergytė protinga. Ji protinga, su nieko nesipeša. Pažiūrėk, jos judesiai tokie patys kaip Marlos. Vakar, pavyzdžiui, kai Marla buvo ant mano rankų, ji irgi buvo sustingusi. Matai, ši irgi tokia pati. Palauk minutėlę. Mergytė, dabar reik pasivaikščioti. Gerai. Tegul ji dabar susipažįsta su tais kitais, broli. Turime pripratinti abu juos. Tikėkimės, kad nekils jokių problemų, jo koja greitai pasveiks, dabar nuo gipso atsirado žaizda. Kaip sakiau, mes juk nežinojame, kiek laiko jie buvo uždėję. Todėl ir sukirmijo. Tikėkimės, tas žaizdas irgi pradėjome gydyti, pradėjome ir antibiotikų kursą, vitaminus, viską. Tikėkimės, greitai pasveiks. Šiuo metu tai mūsų pirmasis prioritetas. Pavojingas? Ne. Mergaitė, ne. Žiūrėk, neerzink manęs, gerai? Palauk. Ne, mama mergaitė. Jis tuoj pat būtų pagavęs pudelį. Kodėl tai padarai, mano mergaitė? Ką? Sakiau tau ne. Brolau, tuoj pat nesitikė, kad ji iškart pritaps prie bandos. Čia svarbiausiai, ką turi atkreipti dėmesį, yra jos elgesys ir judesiai. Kad viskas neperžengtų ribų, supratai? Dabar, mano mergaitė. Trumpam tave uždarysim. Brau, jei nebūčiau atidėjęs dėmesio, ji ten būtų sučiupusi. Jei nebūčiau sureagavęs refleksiškai, ji būtų įsidėjusi į burną. Dabar iš tavo žvilgsnio suprantu, ką darysi. Bent jau neleido susimušti. Tai kas dabar bus šį kartą? Priprasti bus lengviau. Jei būtų kartą įkandusi, jie tai prisimintų. Ir viskas būtų sudėtinga. Todėl dabar uždarysiu šitą kalę. Po truputį, tai pamažu pripratinsim. Toje didžiojoje rotveilerėje pastebėjau, kad ji turi šiokių tokių problemų su mažesniais už save šunimis. Jei klausia, ar ji nori žaisti, man pasirodė, kad ji lyg ir puls. Todėl turime ją šiek tiek socializuoti ir pripratinti prie mažų šunų. Tai irgi ateis su laiku, broli. Ačiū Dievui, kad šitai mergaitei nepakenkė. Nes ji tą padarė tiek šiai pudeliui, tiek Asijai. Abi jos yra už ją mažesnės. Aš iš jos žvilgsnio suprantu, kad ji taip žiūri į juos. Ji žiūri su noru užpulti. Oi, Leo, Romeo, todėl mes niekada neleisime jai to daryti. Jei jie kartą susimuš, bus labai sunku juos vėl pripratinti. Atėjo ir Tysonas baba. Parodyk man tikrąjį Argentinos sūnų. Tysonas baba! Ar susipažinai su naujaja rotveilerė sūnau? Ką? Mano liūtė. Mašala mano liūtui, pažiūrėk į jį. Tiesus kaip strėlė, tebūnie Dievas jam maloningas. Dabar ir senelis dabar irgi ieško bėdos. Senelė, vieną dieną tave tas Tysonas taip primuš, jei ir toliau taip elgsis. Neišvaryk žmogaus iš proto, žiūrėk. Mano Tysonas. Tikras Tarzanas, mašala mano berniukui. Dabar jis supranta, kad jį geriau ir dar labiau užsiveda. Nesuklyskite, aš jį gerai pažįstu. Jis suglaudė ausis, iškėlė uodegą, judesiai, eisena. Dabar jis tikrai užsivedė. Kur dingo ta mergina pudlė? Pudlė truputį drovisi, broliu. Dabar ir šunys galvoja, kur mes čia pakliuvome, tarp kiek daug šunų. Jie neišvengiamai jaučiasi nejaukiai. Kiekvieną dieną po truputį pratinsiu, bet dėl rotveilerio turime būti šiek tiek atsargesni. Šalia jo nebus mažų šunų. Asija, Rokis, ta pudlė. Dėl to turime būti šiek tiek atsargesni, broli. Nufilmuok balandį, pažiūrėk, kaip jis daro salto. Mašala, mano liūtuk, daryk salto, sūnau, daryk salto, tegu visa šalis pamato paukštį. Pirmin, mano sūnau. Duok. Vėjas toks stiprus, kad gyvūnas negali jų paleisti. O Dieve. 1, 2. Duok, sūnau, tegu ateina 3. Ar paleisti 3? Ir 3 atėjo. 4. Pirmin, sūnau. Pirmin, tu sugebėsi. Oho. Mašala mano paukščiams, visi jie nuostabus. Kur dingo tas pudelis? Kur tas pudelis? Mergytė?
Brolau, ji vėl nuėjo vidun. Dabar ji jų bijo. Tegulgi ten lieka. Jie jai nieko nepadarys. Dėl Rottweilerės, kaip sakiau, buvome šiek tiek labiau susirūpinę, bet ji priprasi. Na ką, draugai, šiandien irgi po truputį pratininome mažuosius. Ačiū Dievui, pirmosios reakcijos geros. Nuo šiol darysiu viską, kad juos pripratinčiau. Nenoriu, kad būtų antras Alex atvejis. Tikiuosi, kad ši nauja atvykusi Rottweilerė mergaitė taip pat bus kilni ir graži kaip Marla. Su laiku tikiuosi, mums tai irgi pavyks. Na ką, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.